Labą diena. Manau, kad galime pradėti, nors dalyviai dar renkasi, bet pradėkime laiku. Šiuos mokymus organizuoja aplinkos projektų valdymo agentūra. Šiandienos mokymų tema – žalieji pirkimai. Mokymus ves viešųjų pirkimų tarnybos atstovė Rita Mažeikaitė. Rita, ar jūs mus girdit, ar galite įjungti kamerą kažkaip? Ar matot? Taip, girdim ir matom, ir sveika sugrįžusi. Labai smagu už jūsų kantrybę, labai ačiū, kad jūs čia taip kantriai nepabėgot. Nesu profesorė, tai kaip sako, profesoriaus laukia ilgai, o jau visų kitų lektorių tai netėjo, dingo, viskas, paskaita baigta studentams. Tai esu Rita Mažeikaitė, nežinau, kaip jūs čia mato, dabar aš kol kas nesidalinu skaidrėm, nes kai pasidalinau prieš tai po to ir pastrigo viskas. Kažkur Teamsai turi savo gyvenimą, o mes bandom su jais su tuo gyvenimu susitaikyti kažkaip, tai bandysim per šitą valandą daugiau neprapulti, bet jeigu netyčia vėl kas nors atsitiktų, nes šitoje gyvenamoje vietoje, kur aš esu, Kauno rajone, tai ne kiekvieną kartą būna super duper ryšys. Dažniausiai jis, kai nereikia, būna labai idealus, o kai reikia, būna toks su problemų. Bet nepaisant to. Tai ačiū labai visiems. Aš dabar galvoju, ar jūs tikrai mane matot, nes man tai rodo vietoj manęs tai tokį tamsų ekraną, bet gal čia ne visai. Kaip? Čia kito žmogaus ekranas, Kito žmogaus. Tai jūs matom. Man biškai padengia, tai aš tada nematau. Tai tada pradedu aš savo pranešimą, kad ir taip jau čia truputį to laiko pavogėm. Taip. Ar matot skaidrės? Aš kol kas nedarau slideshow, bet tuoj pat pradėsiu. Matom. Kažkur dar reakcija kompo yra lėtesnė negu visada. Kaip dabar? Viskas gerai, viską matom. Gerai, tuoj. Aš irgi pasižiūrėsiu taip. Kurį ekraną dabar taip? Man dar čia, ko gero, mato dar kažkokius ir subtitrus. Ne, subtitrų nematom. Jau išjungiau, nes čia kažkoks yra nustatymas, kur man pradeda versti įvairias kalbas, kai aš kalbu. Tai dar kartą laba diena. Nežinau net kiek jūsų susirinko. Kokia čia ta mūsų labai didžiulė auditorija ar nelabai didžiulė, bet nepaisant to, vis tiek mes truputį pasišnekėsim ir jūs nepabijokit po to pasirašyti klausimų ir jų man užduoti. Jeigu iš karto negalėsiu atsakyti, nes ne kiekvieną kartą taip ekspromtu gali viską sugalvoti, ko klausia, tai tikrai mes tos klausimus atsakysim raštu, kurie bus pateikti. Tai šiandien kalbėsime apie žaliuosius pirkimus ir privalomus reikalavimus projektavimo ir statybos darbams. Ir truputį priminsiu žaliųjų viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą. Man buvo minėję, kad tarp jūsų yra labai pažengusių žmonių ir yra naujokų, tai taikom į viduriuką, primenam tai, kas yra kaip pagrindiniai kertiniai dalykai ir po to pakalbėsim labiau apie projektavimą ir statybas. Tai nuo kogi prasidėjo žalieji pirkimai, tai dauguma galvoja, kad tai pirmą kartą atsitiko, kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo 1133 pakeitimas 2021 metais, kur, kaip žinia, numatė procentus, kad 2021-2022 metais dar turime galimybę mažiau vykdyti žaliųjų pirkimų, tačiau nuo 2023 metų mes jau 100% vykdom žaliuosius pirkimus. Ir labai dažnai susiduriam su tuo, kad ta 100% tai suprantama yra kaip absoliuti visa reikšmė, tačiau nereikia pamiršti, kad ir tam pačiam nutarime, kuris nustato, kad visos perkančiosios organizacijos, perkantieji subjektai ir tos neperkančiosios arba subjektai, kurie nėra perkančiosios organizacijos, vis tik privalo taikyti žaliuosius pirkimus tada, kai jų pirkimai nepakliūna į išimtis išvardintas nutarime, arba kurios išimtis derinant nutarimą ir įstatymą taip pat gaunasi, kad galima kažkaip tų žaliųjų reikalavimų nenustatyti. Bet didžioji dauguma pirkimų vis tik turi būti žali. Ir kaip žinia, kitas teisės aktas, kuris buvo labai
visada galiojo ir visada buvo svarbus atliekant bet kokį viešą pirkimą, tai yra viešųjų pirkimų įstatymas, ir vykdyti žaliuosius pirkimus mus įpareigoja ne tik nutarimas, bet ir viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnis, kuris sako, kad perkančioji organizacija arba pirkimų vykdytojas įsigijant prekes paslaugas turi siekti to mažesnės įtakos klimato kaitai, poveikiui aplinkai neigiamam ir ekosistemams ir gamtos išteklių naudojimui. Mes turbūt jau visi pastebėjom, kad šiek tiek su augančia pramonė, su augančiais gamybos tempais, su augančiais mūsų pačių reikalavimais iš tos pačios žemės energetikai, kūrui dar yra vis tik ta auganti pramonė padarė savo darbą ir tuo pačiu ne tik teigiama, kad skatina ekonomiką ir suteikia mums geresnės gyvenimo sąlygas, bet taip pat ir šiek tiek neigiamo, kuris pasirodo per laiką. Ir tos mūsų visos šiltesnės žiemos jau yra viso šito klimato kaitos ir neigiamo poveikio aplinkai pasekmė. Na ir be abejo, mes kadangi esame ES dalis ir labai džiugu, su kuo visus ir galiu pasveikinti, vis tik 20 metų mes tikrai žengiame į priekį ir daug prisidedam prie visko. Tai viena iš ES gyvenimo ir tokių nurodymų, kaip mes kur turime elgtis, į ką turime atsižvelgti, yra žaliasis kursas. Ir Lietuva, kaip ES narė, privalo laikytis žaliojo kurso, priderinti teisės aktus, galvoti apie savo atsakomybę. Ir taip atsiranda žalieji pirkimai. Žalieji pirkimai nėra kažkas tokio, kas turi rūpėti tik vienam žmogui vieninteliam. Pavyzdžiui, ten mažoji organizacijoje tik kokiam buhalteriui, kuris vykdo viešuosius pirkimus ir maždaug daugiau niekam ten nerūpi. Ne, iš tikrųjų žalieji pirkimai, kaip ir visi viešieji pirkimai, yra visos organizacijos tikslas, visos organizacijos reikalas ir tiek vadovas turi apie tai galvoti, jis neturėtų būti skeptiškas, tiek pirkimų iniciatoriai turėtų apie tai prisiminti. Žinoma, pirkimų specialistai, kuriems tenka didžiausias krūvis po to visų norus ir poreikius bei reikalavimus suderinti. Reikia nepamiršti tiek viešo pirkimo sutarties vykdymo, tai nėra nieko skirtingo ir žaliosios sutarties vykdymui. Ir taip pat kiekvienas besinaudojantis, vėlgi, jis gauna naudą iš to pirkimo. Jeigu jis gavo kažkokius įrankius naudoti savo veikloje, tai jeigu jis gavo juos nupirktus labiau atsižvelgiant į poveikį aplinkai, tai tada jau jis ir pats prisideda prie to neigiamo poveikio mažinimo. Tai dėl to svarbu, kad organizacijose vis tik tie žalieji pirkimai nebūtų, kaip čia pasakyti, posūnio ar podukros vietoje maždaug. Čia mums liepia ir čia vardan varnelis, bet tai taptų tiesiog ir organizacijos tikslu ir dar suprastume, kokią naudą jie duoda mums patiems, nors ir akivaizdžiai ne visada mes ją išreiškiam, bet naudodami tuos gaminius arba gyvendami tuose pastatuose ar dirbdami tuose pastatuose, kuriuos statant buvo atsižvelgta į tvarumo tendencijas, į tvarumo reikalavimus, tikrai jausimės geriau ir poveikis sveikatai bus žymiai geresnis. Visokių sąmokslo teorijų mes esame jau ir taip girdėję. Na tai iš to, ką pasakiau, tai kaip ir aišku, kad žaliasis pirkimas tai yra lygiai toks pats viešasis pirkimas, nieko tokio. Jeigu ir dabar, kai 100% išskyrus išimtis, tai žaliasis pirkimas jisai tiesiog tampa mūsų kasdienybė ir labai dažnai, kaip sako, ką mums čia nustatyti, tai pasikalbėjus su pirkimų vykdytojais, ką jie seniau galvodavo apie tą būtent pirkimo objektą, kaip jie jį dėliodavo, pasirodo, kad labai dažnu atveju tie žalieji aplinkosauginiai kriterijai, kuriuos mes dabar taip įvardinam, jie būdavo tiesiog kažkoks reikalavimas, kuris buvo savaime suprantamas, bet nebuvo įvardintas kaip žaliasis ar aplinkos apsaugos kriterijus. Bet kai atsiranda pareiga tą daryti, tai tada labai visiems atrodo, kad čia jau reikia sugalvoti kažką naujo.
Tai vėlgi, kai mes galvojam apie viešuosius pirkimus ir apie tai, ką norime nusipirkti, apie tai, ką norim padaryti, apie tai, kaip mes norim modernizuoti tam tikrus pastatus, ar juos renovuoti, ar mes planuojam statyti naują, ar mes planuojam tik tai šalia padaryti parką, viskas prasideda nuo to, koks mūsų poreikis ir kokį tikslą mes turim. Tai visas poreikių vertinimas turėtų būti pakankamai, ne vienos be abejo dienos darbas ir čia tikrai tik ne dėl to, ko gero, mes viešus pirkimus atliekam, kad gaunam iš kažkur paramą, bet dėl to, kad mes tos paramos prašom arba šiaip galvojam, kaip visiems surinkti tam tikrą sumą, paskirti iš biudžeto, paskirti iš savo lėšų ar kažkaip ir įsigyti tai, kas mums pagerintų sąlygas. Tai vat poreikių vertinimas yra labai svarbus aspektas bet kurio viešojo pirkimo. Poreikių vertinimas yra susijęs su bendravimu su rinka. Tai reiškia, kad negana to, kad mes tuos poreikius savo įsivertinam ar pasižiūrim, ką mes čia norim ir jau dabar galim pradėti viešuosius pirkimus, mums reikėtų dar pasižiūrėti, kas darosi aplinkui, ką mums rinka siūlo. Nes tai galbūt tai, ką mes išgirdom labai naujoviško, šiai dienai Lietuvoje nėra prieinama ir nėra įmanoma, tai tokiu atveju savo poreikius reikės šiek tiek nuleisti žemiau tą kartelę ir atsižvelgti ir į tai, kas yra aplinkui, kad nesudarytų tokių diskriminuojančių arba konkurenciją ribojančių sąlygų. Pabendravus poreikius įsivertinus, pabendravus su rinka, reikia mums susiplanuoti patį pirkimą. Tai nėra vien tik tai, kad mes turim priduoti viešųjų pirkimų kažkokį planą iki kovo 15 dienos, ten metinį ir viskas, ten viską surašom, viską nurodom. Ne. Pirkimo planavimas yra be abejo ir tai, ką mes galvojame apie tai, ką įsigysim per metus, bet tuo pačiu ir paties pirkimo proceso planavimas. Kada, kaip mes planuojam, kokius terminus užsidedam, kaip galvojam apie sutarties įgyvendinimą, ką galvojam, kokia mūsų patirtis pirkimo procedūrose, ką rodo aplinkinių mano kolegų galbūt pasikalbėjus patirtis perkant tuos pačius dalykus. Galbūt galima ten su jais susijungti, galbūt galima daryti ne vieną renovaciją daugiabučio, bet daryti kokią 3-4 kartų. Tai susiję su tuo, kad tada tiekėjai žiūri truputį labiau rimčiai. Rimtai jie žiūri visada, kai pinigus gauna į sutartį. Bet kai gali gauti ir mato, kad tas darbas yra tęstinis ir jie čia užtruks ne labai trumpai ir nereikės ieškoti kažko labai greitai vėl, tai požiūris tada atsiranda požiūris atsakingesnis ir į kainos nurodymus ir viską. Kai susiplanuojam pirkimą ir pirkimų pasibendraujam, įsiaiškinam savo poreikius, tiksliai nusimatom, susipažįstam ir su teisinė aplinka, įvertinam ir geopolitinę aplinką, kas kaip kur gali atsitikti, kiek mes žinom gali atsitikti, prasideda pirkimo procedūros, tai kurios vykdomos jau viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka arba po įstatyminiais teisės aktais, kurie reglamentuoja viešųjų pirkimų vykdymą. Ir atkeliaujam iki sutarties ir labai svarbu, kas dažniausiai vis tik yra pamirštama, kai pasibaigia sutartis, pastebėti tą rezultatą, įsivertinti galutinį tikslą, pasiekėm, nepasiekėm, jei nepasiekėm, kokios tame priežastys, jei pasiekėm, kaip pasiekėm 100%, 90% ar kažkaip. Tai, kaip ir minėjau, viešasis pirkimas yra lygiai tas pats ir taisyklės taikomos tos pačios. Tik tai turim dar vieną teisės aktą, kaip sakyt, mūsų žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymui maldaknygė. Tai aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius viešų pirkimus tvarkos aprašą patvirtinta aplinkos ministro įsakymu 2011 metais. Žinoma, dabartinė redakcija tai tikrai nėra tokia kaip 2011 metais. Jinai yra ir palengvinta, šiek tiek ir aiškiau aprašyta, ir kriterijai yra jau atsižvelgti. Ir paskui kilus labai daug diskusijų, ką tai reiškia žalias pirkimas, ar kai tu tik sieki įsigyti tų prekių, ar kai įsigyji, vis tik galutinis sprendimas po diskusijų su įvairiom institucijom aplinkos ministro buvo priimtas, kad žaliasis pirkimas, kai pirkimo vykdytojas įsigyja prekių, paslaugų ir darbų, darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį.
Tai šiuo metu, jeigu jūs dabar esat pradėję jau po vasario 1 žadat pradėti savo pirkimus arba juos pradėję, tai nustatant aplinkos apsaugos kriterijus turėjote vadovautis būtent jau šita redakcija. Tai paminėtina, kad jeigu jūsų kažkokie jau darbai buvo atlikti iki vasario 1, tai kaip ir žinia, galioja tas teisės aktas, kurio metu buvo atliktas veiksmas. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs paskelbėt pirkimą ten 2023 metais ir aplinkosauginius kriterijus nustatėt pagal tuo metu galiojančią aplinkos tvarkos aprašo redakciją, tai taip ir keliaujate tolyn, iš naujo ten tų sąlygų sutarties vykdymo metu nekeičiat, atsižvelgiant į naują redakciją ir nesukelia dviprasmiškų ir tokių gana sunkių, konfliktiškų situacijų. Tvarkos apraše yra kelios sąvokos, kurias aš vėliau naudosiu, tai būtent savo pristatymę, tai yra aplinkos apsaugos kriterijai, kas tai yra. Aš čia neskaitysiu visos tos skaidrės, bet tik tai svarbu atsiminti, kad tas frazes, jeigu vėliau, kada norėsit prisiminti arba žiūrėsit, tai tiesiog būtent tai aplinkos apsaugos kriterijai, tai bendriniai, minimalūs, tai tie, kurie yra patvirtinti ministro įsakymų, dar taip pat galima nustatyti reikalavimus, kad būtų pirmo tipo ekologinis ženklas tam tikrom prekėm, produktų sąrašas, tai kalbant apie tai, kam yra taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos, tai daugelio nuomonė yra toks išsigelbėjimas visur ir visada, tačiau šitos aplinkos apsaugos vadybų sistemų reikalavimų nustatymas taip pat turi savo pavojingus akmenis viešųjų pirkimų tėkmėj ir sukelia tam tikras konfliktinės arba neigiamas situacijas arba išvis negaunama vien dėl to reikalavimo nustatymo pasiūlymų. Tai vėliau mes apie tai. Tai tvarkos aprašas. Tai vienas iš pagrindinių tvarkos aprašo punktų yra ta tvarkos aprašo 4 punktus, kuris nustato sąlygas ir atvejus, kada pirkimą galime laikyti žaliuoju. Tai papunkčių yra nuo 4.1 iki 4.4, kuris dar yra skirstomas į smulkesnius dalykus, apie juos šiek tiek, apie vienus trumpai, apie kitus plačiau pašnekėsiu. Bet svarbiausia, kad pirkimas yra laikomas žaliuoju, kai pirkimo vykdytojas nustato aplinkos apsaugos kriterijus per techninę kvalifikaciją, per kvalifikacijos reikalavimus, per kvalifikacinės atrankos ar sutarties vykdymo sąlygas. Tai reiškia, bet kurioje šitoj daly, priklausomai nuo to kriterijaus, gali būti nustatytas aplinkosauginis reikalavimas. Ir labai svarbu tada pasižiūrėti, kokį atvejį pasirinkti ir kokias sąlygas nustatyti, atsižvelgiant į tai, ar tai, ką mes perkam, yra produktų sąraše, ar to nėra produktų sąraše. Tai produktų sąrašas šiuo metu sudaro 19 produktų grupių. Viena iš jų yra pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai. Tai jos. Tada tvarkos aprašo pirmas atvejis yra, kai yra produktų sąrašai ir tai produktų grupiai yra nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Tai jie nurodyti tvarkos aprašo antrame priede. Taip pat į tvarkos aprašą sudaro 3 dalys, tai pats tvarkos aprašas, tada pirmas priedas, tai kuriame išdėstytos produktų grupės, kuriems taikomi minimalūs, antras priedas, kur yra minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kiekvienai produktų grupiai. Tvarkos aprašo antras punktas, 4.2 papunktis, kalba apie tai, kad nepaisant to, kad produktas yra produktų sąraše, jam galima nustatyti reikalavimus pirmo tipo ekologinio ženklo. Tai nėra privalomas, šitas mes patys pasirenkam pirkimų vykdytojai, ar mes nustatom, todėl prieš nustatant reikalavimus dėl pirmo tipo ekologinio ženklo, reikėtų labai gerai išsiaiškinti, kiek tokių prekių, produktų, paslaugų ar darbų, nes ekologinis ženklas gali būti suteiktas ir paslaugai, ir darbai, tačiau tai yra labai sunki procedūra. Dažniausiai mes su tuo pirmo tipo ekologiniu ženklu susiduriam pirkdami prekes, kad ir tas pačias statybinės prekes arba kažkokias plyteles, kažkokius vandens čiaupus, tekstilę, dar kažką. Tai pirkdami šitus dalykus mes susidurime, būtent galim nustatyti reikalavimą dėl pirmo tipo. Tvarkos aprašo 4.3 papunktis sako, kad
Tuo atveju, kai produkto nėra produktų sąraše, kai pirkimo objekto nėra produktų sąraše. Tai, kaip pavyzdį būtų galima pasakyti, kad aš perku langų gerai, ką čia dabar galvot, langų valymo paslaugas arba langų robotą dar galima kaip ir priskirti. Bet, sakykime, langų valymo paslaugas, tai jos kaip ir pačios savaime nėra produktų sąraše, tačiau kadangi tai yra paslauga, aš turiu teisę, pagal ministro įsakymą nustatyti reikalavimą tiekėjui taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Tai svarbu atsiminti, kad čia yra tik tai paslaugoms ir darbams šitas reikalavimas ir viešųjų pirkimų tarnyba yra parengusi 2 pranešimus, kaip yra taikomas būtent šitas reikalavimas. Tai tada jau, kai planuosite rengti dokumentus visą kitą, tai tikrai siūlyčiau susipažinti ir įvertinti, kiek tos informacijos ir jeigu kyla klausimų, tai užduoti klausimus viešųjų pirkimų tarnybai, ar jūs tikrai suprantate teisingai, bet manau, kad ten pakankamai aiškiai ir tiksliai yra išdėstyta, kas ir kaip turėtų būti. Taip pat dar galiu paminėti, kad viešųjų pirkimų tarnybos darniųjų pirkimų polapyje žalieji pirkimai yra tokia skiltis, kad mokymų medžiaga arba vaizdo įrašai. Tai ten yra ir vaizdo įrašas iš vienų mokymų, kuriuos organizavo viešųjų pirkimų tarnyba. Būtent jame yra pristatomas sertifikavimo procesas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Tai gana įdomu susipažinti su tuo ir tada suvoki iš vidaus, kaip tai tas sertifikavimas vyksta ir kad tai nėra tik tai toks paprastas, kaip daug kas sako, nusipiešė diplomo sertifikatą ir jau čia vaidina, kad labai jisai aplinką saugo. Tai ne, tas pats sertifikavimo procesas yra pakankamai ilgas ir su juo susipažinus galima labiau suvokti, kodėl tokie reikalavimai yra keliami. Ir vienas iš tokių populiariausių tvarkos aprašo punktų yra, kuriuo vadovaujantis pirkimas laikoma žaliuoju, yra 4.4.4, tai kaip produkto, kuris nėra sąraše ir jam yra nustatomi savarankiški aplinkos apsaugos kriterijai, pagal taikant bent vieną iš tame punkte įvardintų aplinkosauginių principų. Tai šitoj vietoj labai svarbu paminėti, kad vis tik tie kriterijai, jie turėtų būti aiškus ir nedeklaratyvus. Ir dar, jeigu jūs randate teisės akte principą, tai nėra formuluoti reikalavimai, nes principas kalba apie bendrą imtį, bendrą apimtį, bendras savybės, bet atitinkamai kiekvienai paslaugai, darbui ar prekiai, tos savybės visa plačiaja prasme galbūt ir netinka, bet jos tinka dalimi, tai ten ar žalioji energija, ar vienas turi cheminių medžiagų, tai reiškia, galėtume taikyti 4.4.4.3 principą, bet būtent nurodome, kokias cheminės medžiagas, o ne bendrai, nes kitaip nežinosime, ką su kuo sulyginti ir mums kils labai dviprasmiškos situacijos vertinant pasiūlymus. Tai svarbiausia yra, kad prisiminti, kad yra 5 principai, kuriuos taikant galima iškelti savarankiškus reikalavimus, tačiau tie principai nėra tikslios formuluotės. Ir kaip nustatyti tuos žaliosius savarankiškus pirkimo reikalą kriterijus, tai labai paprastai. Tiesiog reikėtų atsakyti į keletą klausimų. Ko noriu aš, ne tik aš asmeniškai, inicijuodamas tą pirkimą arba kalbodamas apie tai, kad čia reikia pirkti darbus, ko nori mano aplinka, mano organizacija, ar mes norim to paties, ar tada turim tuos savo norus kažkaip suderinti, tuos savo poreikius, ko mums reikia ir kas mums galėtų padėti, kaip mes tuos poveikį aplinkai galime sumažinti, kas yra būtina, tai tokius dalykus mes iš principo nustatome dažniausiai techniniai specifikacijoje ir ko pageidauju papildomai ir už ką galiu skirti, kas nėra būtina, bet aš labai noriu ir jeigu aš tai gaunu už priimtiną, atsižvelgiant į priimtiną santykį, tai yra pasiūlymo vertinimo, gali tapti vieno iš pasiūlymo vertinimo kriterijų. Dar svarbu prisiminti, kad tuo atveju, kai yra
perkama atsižvelgiant į tam tikrus tvarkos aprašo papunkčius, galima nustatyti ne visai apimčiai žaliuosius reikalavimus, bet tik tai daliai, bet ne mažiau kaip 50%. Tai kai būna, galima nustatyti ne 100%, bet pavyzdžiui 55% apimties. Na ir šiuo atveju, kadangi kalbam apie projektavimą ir statybos gal darbų pirkimus ir jų žaliųjų reikalavimus, tai grįžtame mes atgal prie tvarkos aprašo 4.1 punkto, kada pirkimas laikomas žaliuoju todėl, kad perkame produktą, kuris yra produktų sąraše. Kai yra produktų sąraše, jam yra nustatyti minimalūs aplinkos ministro įsakymų patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Jie yra nurodyti, kaip žinia, kaip jau ir minėjau, tvarkos aprašo 2 priede. Tai pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai yra produktų sąraše ir tokie reikalavimai jiems yra nustatyti. Jų buvo seniau daugiau, kas darė pirkimus anksčiau, bet šiuo metu nėra tiek daug, bet vis tiek labai kelia daug klausimų, ypač jeigu pirmą kartą daromas pirkimas arba nebuvo susidūrę. Tai dar turiu paminėti, kad būtent visi šiti kriterijai, jie vis tik nėra išgalvoti iš dangaus, vis tik ES jau šitoj vietoj buvo Europos komisija išleidus rekomendacijas 2016 metais, tačiau ES komisijos rekomendacijos yra žymiai platesnės negu mūsų kriterijai. Tai tuo atveju, kai jums reikia kažką savarankiškai nustatyti, susijusi su pastatų projektavimu ir statybomis, tai tikrai rekomenduotume pasižiūrėti ir tas rekomendacijas dėl savarankiškų kriterijų, kaip jie pasakoja, kokia po to atitiktis, visa kita. Tačiau vertinti jas irgi šiuo atveju jau dabar šiais 2024 metais reikėtų kritiškai ir pasižiūrėti, ir tikrai taip, kad nebūtų taip, kad, nes 16 metų situacija buvo vienokia, tuo labiau, kad rekomendacijas vis tiek irgi ruošia apie 2 metus. O šiuo metu tos rekomendacijos yra peržiūrimos, tačiau dar vis nėra atnaujintos. Tai įžvalgų ir tokių patarimų tikrai galite rasti, tačiau juos reikia prisitaikyti jūsų dabartiniai situacijai. Dabar kodėl nustatyti visi tie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, tai vien dėl to, kad statybų poveikis aplinkai tikrai yra didžiulis, yra vienas iš tokių didesnių, kuris sukelia šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą ir emisijas. Taip pat ir žemės naudojimas, atliekų yra be galo daug, kaip matote, yra maždaug apie 35% visų ES atliekų statybų sektorius. Vis dabar daugiau kalbama, kad siejant su aplinkosauga ir to poveikiu klimatos kaitai neigiamo mažinimu, tai naudoti tas jau kartą panaudotas statybinės medžiagas kaip atliekas, jas panaudoti kažkur gaminant naujas arba ruošiant tam tikrus dalykus, tai tikrai tam irgi yra įvairių variantų, yra įvairių pasiūlymų ir tikrai dalį tų statybinių medžiagų puikiai panaudoja 2 ar netgi 3 kartą. Taip pat reikia atsiminti, kad kai mes galvojam apie tai, kad norim modernizuoti savo pastatus arba renovuoti ar statyti naujai, tai mes turim pagalvoti apie tai, kad jie naudotų kuo mažiau tos energijos, nes energijos, iškastinė energijos, kuro ištekliai ir energijos, iš kurių gaminama energija, jie vis mažėja, todėl norima naudoti tuos, kurių kol kas gauname neribotą kiekį, kaip vėjas, saulės jėgainės, visa kita. Tai būtent svarbu tai, kad mažinti visą tą energijos naudojimą ir šilumai ar visą kitą. Taip pat reikia atsiminti, kad statybos praktiškai retai kada būna neapgyvendintose teritorijose, o jeigu mes dar renovuojam pastatus, tai jie visada būna ten, kur labai daug žmonių gyvena, ar dirba, ar kažkokia apskritai vyksta labai didžiulė veikla. Ir vėlgi labai svarbu, kad tos statybos nevyktų chaotiškai, neatsižvelgiant į tai, jog aplink yra daug įvairių poreikių turinčių ir žmonių, ir savybių, ir visa kita. Tai būtent reikia labai pasižiūrėti, ką galima padaryti, kad tas statybų keliamas poveikis sveikatai arba aplinkai būtų kuo mažesnis neigiamas. Tai tvarkos aprašo 2 priedo 15 punktas.
būtent nusako minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pastatų projektavimo paslaugoms ir statybos darbams. 15.1 yra kalba punktas apie projektavimo paslaugų pirkimą. Būtent kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, būtent tvarkos aprašom, tai yra aplinkos ministro patvirtintose tam tikrose prekių grupėse. Jos yra įvardintos, aš čia daug neskaitysiu jų. 15.2 kalba apie tai, kad perkant statybų darbus reikia tiekėjas, rangovas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą. Ir seniau dar kažkas buvo susidūręs galbūt, bet mes vis dar girdim ir dabar, kad, tai kaip čia mums įsigyti projektavimo paslaugas, jeigu tie projektuotojai neturi aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimų standarto. Tai dar kartą paminiu, būtent raudonai parašyta, kad nuo 2024 vasario 1 dienos kriterijus projektavimo paslaugoms taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus yra panaikintas ir išlieka tik tas privalomas kriterijus projektavimui, tik tai tas, kad būtų naudojamos statybinės medžiagos. Bet tai nedraudžia jums nusimatyti įvairių papildomų kriterijų, už kuriuos jūs pasiūlymų vertinimo metu duotumėt balus ir sau gautumėt didesnę naudą. Ar jūs dar mane girdit? Taip, girdim, viskas gerai. Gerai, nes jau išsigandau, kad gal aš čia viena su savim šneku, vėl kažkur atsijungiau, o dalyviai tvarkingai laukia, kol aš prisijungsiu, o aš net to nežinau. Gerai, ačiū Jums, kad tada sureagavot. Gerai. Tai kas yra svarbu prisiminti, kad 15 punkto reikalavimas yra taikomas tik pastatų projektavimo ir jų statybos darbų pirkimas. Kas yra pastatas, jūs tikrai rasite STR aprašymas, bet pastatas trumpai bendrinė tvarka yra pastatas, tai kažkoks statinys, kuris turi stogą ir naudojamas arba gyvenimui, arba kažkokiai veiklai. Tai žinoma, kad pastatai bus ligoninės, gyvenamieji namai, biurų pastatai ir juose galima kažkokią veiklą. Tai jeigu mes statom kažkokią tvorą, tai prisiminti reikia, kad tikrai net ir apie tą patį daugiabutį ar apie kažkokį verslo centrą statomą tvorą, tai nėra pastatas ir jam nėra taikomi šito punkto reikalavimai. Tai kaip minėjau, tai yra statybos darbai. Jeigu pastatas statomas pagal projektą, jam yra taikomas arba modernizuojamas, remontuojamas kapitalinis remontas, jam yra taikomas 15 punktas. Toliau šičia dar yra parašyta ir tai yra su aplinkos ministerija suderintas šitas dalykas, kad mes pakankamai ilgai ieškojom tokio varianto, kas tiktų visiems, nes ne kiekvienu atveju vis tik tai turėtume traktuoti, kad yra produktų sąraše. Tai kaip minime, jeigu kažkokie statybos darbai, o pagal viešųjų pirkimų įstatymą statybos darbai yra viskas, kas susiję su statiniais, su pastatais, tai yra ir tas pats elektros instaliacijos, ir dažymas, ir grindys, ir langų keitimas, ir vandentiekis. Tai jeigu tokie darbai yra perkami, tačiau jiems nėra reikalingas projektas, šitas tvarkos aprašo 15 punktas nėra taikomas, jis nėra privalomas. Jūs galite juo pasinaudoti, nustatydami savarankiškus kriterijus, tačiau jeigu projekto nėra, jis nėra būtinas, jis nėra privalomas, nėra reikalaujamas, ne tada, kai privaloma ir neparengtas, bet tada, kai nėra neprivaloma. Bet jeigu jūs vis tiek pasirinkėt projektą, tokiu atveju projektavimui taikot 15 punktą ir statybos darbams pagal tą projektą irgi taikot 15 punktą. Čia dažniausiai pasitaikančios situacijos dėl 15 punkto taikymo ir jos yra susijusios su tais klausimais, kuriuos mes dažniausiai gauname, ar čia mums reikia taikyti ar neteikti. Tai
Viena iš jų yra, kai perkamas yra investicijų planas ar investicijų projektas, nors yra žodis projektas, tačiau nėra tas projektas, pagal kurį bus atlikti statybos darbai. Tai kai perkamas investicijų planas ir investicijų projektas, tvarkos aprašo 15 punktas, būtent antro priedo 15 punktas, nėra taikomas, nes to produkto nėra produktų sąraše. Kita dažna situacija yra, kad techninis darbo projektas rengiamas jau įsigytų ir atskirų pirkimų įsigytų investicijų planu. Tačiau techninis darbo projektas tai yra projektavimo paslaugos ir jau 15 punktas sakomas. Dar viena situacija yra, kai rengiam statybos darbai perkami pagal atskirų pirkimų įsigytą techninį darbo projektą. Ir jame yra įgyvendinti reikalavimai projektavimo, kurie yra privalomi projektavimo paslaugas įsigyjant. Dar ketvirta situacija yra, kai statybos darbai vykdomi pagal atskirų pirkimų jau įsigytą techninį darbo projektą ir parengtą, tačiau jame nėra jokių numatytų aplinkosauginių reikalavimų statybinėms medžiagoms bei kitų grupių prekiams ir naudojamoms medžiagoms, kurios būtinos būtų atlikti tos statybos darbus. Tai jas šiek tiek plačiau ir taip. Viešųjų pirkimų tarnyba yra parengusi irgi pranešimą, kaip taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, būtent statybų ir pastatų projektavime. Šitas pranešimas yra atnaujintas pagal naujausią aplinkos ministro įsakymą ir tik dar kartą tada prisimenam, kad tas kriterijus taikomas tik pastatų projektavimo ir jų statybos darbams. Taigi tuo atveju, kai techninio darbo projekto parengimo paslaugas mes perkame, tai perkamos paslaugos yra projektavimas, jos yra produktų sąraše, vykdant skelbiamą pirkimą, aplinkos kriterijai pirkimas būtų laikomas žaliuoju pagal tvarkos aprašo 4.1 papunktį ir turi būti nustatyti minimalūs aplinkosaugos kriterijai patvirtinti ministro antrame priede, būtent projektavimo paslaugoms. Tai yra tvarko 15.1 papunktis. Jeigu mes perkam techninio projekto parengimo paslaugą, projektas bus rengiamas 2 etapams. Pradžiai techninį, po to jau darbą pagal darbo projektą perkama. Vėlgi yra ta pati situacija, kad yra produktų sąraše, skelbiamas pirkimas, taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti 15.1 papunktyje. Jeigu mes perkam darbo projekto parengimo paslaugą pagal jau parengtą ir atskirų pirkimų įsigytą techninį projektą. Tačiau techninis projektas buvo, sakykime, įsigytas kokiais 22 metais, kai dar nebuvo reikalavimo, kad 100% pirkimai būtų žali. Tai reiškia, tos projektavimo paslaugos galėjo būti įsigytos kaip ir žaliai, kaip ir nešaliai, nors jos yra produktų sąraše kaip ir turėtų, tačiau maža kas atsitiko, gal ten labai iš anksti kažką. Taigi, tokiu atveju, kai darbo projektas perkamas pagal jau parengtą techninį projektą ir įsigytą anksčiau atskirų pirkimų ir tam techniniam projekte nebuvo nustatyta reikalavimų dėl statybinių medžiagų atitikties minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, vėlgi vertinam tą dalyką. Darbo projekto parengimas yra projektavimo paslaugos. Tokiu atveju, tai yra, jeigu mes kalbam apie pastato projektavimo darbo projektą, pastato statybai arba renovacijai arba modernizavimui, tai yra šios paslaugos yra produktų sąraše. Pirkimas būtų laikomas žaliuoju pagal 4.1 ir turi būti taikomas 15 punktas. Šiuo atveju projektavimo paslaugoms 15.1. Kadangi techniniam projekte nebuvo įgyvendinta 15.1, tai turėtų būti nustatyta rengiant darbo projektą. Vadinasi, perkant darbo projektą, kai pagal techninį projektą, darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, kuriame nebuvo aplinkosauginių reikalavimų, darbo projekte jie turi atsirasti. Tačiau jeigu statybos darbai yra perkami pagal jau parengtą ir atskirų pirkimų įsigytą techninį darbo projektą, sakykime, kokiais 2020 metais ir po to labai ilgai sprendėm, ar čia mes imsimės tos statybos, modernizavimo, rekonstrukcijos ar ne. Ir tam darbo projekte nebuvo įgyvendintas reikalavimas, kad 15.1 papunktyje. Tai šiuo atveju mes vis tiek einam per tą, ar statybos darbai yra
sąraše. Taip yra. Pagal techninį projektą nėra įgyvendinta sąlyga, tačiau projektas parengtas ir mes tikrai jo nežadam keisti ir neturim tam, sakykime, kad net ir lėšų. Tai nėra. Tada tokiu atveju mes atsiremiam tik į 15.2 tvarkos aprašo punktą prie minimalius kriterijus, kurie yra taikomi statyboms darbams. Dėl 15.1, kas kalbama apie projektavimą, kad projektavimo etape turi būti numatyti žali minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, mes jų privalomai nustatyti nereikia, tačiau jeigu norim geresnio rezultato, mes rengdami pirkimo dokumentus galime nustatyti pasiūlymo vertinimo kriterijų tokį, kad statybinės medžiagos atitiks tuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Tačiau labai gerai reikia pagalvoti ir įsivertinti, ir nusimatyti vertinimo tvarką, kad nebūtų tokių atvejų, kad visos medžiagos privalo atlikti ir už kiekvieną naudojamą medžiagą, kurią ten parašys tiekėjas, aš duosiu po 1 balą. Tai gali sukelti labai neproporcingus tokius tiekėjai, kaip sutikim su tuo, tiekėjai gudrauja, jie tikrai skaito pirkimo dokumentus, bent jau tas dalis, kurios jiems yra įdomus teikiant pasiūlymą ir bando pasiekti maksimalų rezultatą su jiems geriausia kaina, bet mažiausiais kaštais. Jiems geriausia kaina, tai reiškia, kad daugiau užsidirbti, nei vienas tiekėjas turbūt nesiūlo kainos, kuri labai patiktų pirkimo vykdytojui ir jam neduotų jokio pelno. Tai turėtų būti labai altruistiškas tiekėjas, galbūt tokių ir yra, bet dar man labai sunkiai tikėtina, kad mano gyvenime, kai dirbau viešųjų pirkimų specialistė, nepasitaikė. Tiekėjas visada vis tiek bando išspausti didžiausią naudą savo, bet šiuo atveju rengdami pirkimo sąlygas, jūs turite jas pasirengti ir tuos pasiūlyti taip sugalvoti kriterijus, taip, kad ir jūs ne tik tiekėjas gautų naudos, bet žinoma, jūs labiausiai gautumėt naudą. Tai šiuo atveju reikėtų nusimatyti tuose pasiūlymo vertinimo kriterijuose, jeigu bandom skirti balus už naudojamas aplinkosauginius kriterijus atitinkančias statybinės medžiagas, tai nusimatyti, kad jeigu bus naudojama 5 ir daugiau medžiagos, mes skirsim, nepaisant jų skaičiaus toliau, mes skirsim 5 balus papildomai. Ir po to jau ten pagal visas tas skaičiavimo formulės įsiskaičiuoja, ar čia turėjo tą naudą. Nes kiekvienas ekonominis kriterijus vis tik jis turi savo kainą vėliau sutarties vertėje. Tai šituo atveju, jeigu jūs turite techninį darbo projektą, kuris jau buvo parengtas iš anksti, ir jame nėra minimalių aplinkosauginių reikalavimų, tai perkant statybos darbus pagal tą projektą, jūs nustatot reikalavimą tik statybos darbams, o dėl 15.1 labai gerai pagalvojat. Galbūt nusistatot pasiūlymų vertinimo kriterijų, galbūt nenusistatot nieko. Tačiau, žinoma, visada norisi, kad gautumėt kuo geresnį rezultatą. Ir dar vienas iš dažnų klausimų, kaipgi nusipirkti statinio projekto vykdymo priežiūrą, statinio techninio prižiūrėtojo paslaugas. Tai šiuo atveju turim pasakyti vėlgi, kad tai yra tokios specifinės paslaugos, kur labai dažnai norima priskirti kaip ir nematerialioms, nes žmogus jas atlieka, tačiau vis tik derinant ir aiškinantis, kiek tos paslaugos yra nematerialios, kiek jos yra intelektualios, kiek jos gali būti vienokios ar kitokios, su aplinkos ministerija derinta buvo ir būtent galutinė išvada su aplinkos ministerija po posėdžių ilgų su aplinkos ministerija yra tokia, kad nors statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio techninio prižiūrėtojo paslaugų nėra produktų sąraše, todėl 15 punktas joms nėra taikymas privalomas, nes yra dar vis atveju, kad taiko projektavimui skirtus reikalavimus, tačiau tai nėra produktų sąraše ir aplinkosauginiai kriterijai gali būti nustatomi vadovaujantis jau mano minėto tvarkos aprašo 4.3 papunkčių, tai pagal kaip laikoma žaliuoju, kad jeigu nustatom aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimą, arba savarankiškai nustatant kriterijus. Dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemų, tai siūlyčiau gerai pagalvoti, tai daugam atrodo tokia panacėja, kuri tinka visiems. Iš serijos, galbūt kaip kokį vaistai aspirinas kažkada buvo, kad jeigu tau blogai, tai gerk aspiriną, viskas bus gerai. Tai šiuo atveju tikrai taip nėra, nes vis tik tas techninis prižiūrėtojas arba statinio projekto vykdymo priežiūra galbūt atlieka labai maža įmonė, kuriai net ir
Neverta turėti tos ISO, nes ISO žinoma kainuoja, bet jie net ir pagal tam tikrus kriterijus, net jie negalėtų ką ir parodyti, vertinant ir sertifikuojant, ką yra. Tačiau savarankiškai nustatant, tikrai galima pagalvoti apie statinę. Dažnas klausimas, tai negi mums nustatyti čia tuos jau reikalavimus aplinkosauginius savarankiškai tik dėl popieriaus. Ir popierius, dabar didžioji dauguma jau įstaigų, įmonių, visa kita naudoja elektroninius žurnalus, elektroninę komunikaciją. Ir žinoma, tas nustatymas dėl popieriaus, kai sako, mes viską perduosim elektroniniu būdu ir nieko nespausdinsim. Tai jis atrodo tada toksai jau kaip ir nelogiškas ir toks, tikrai primityvus labai reikalavimas. Tačiau vėlgi mes turime atsižvelgti į visas sąlygas. Galbūt didesnės įstaigos arba didesnės bendrijos tikrai puikiai moka naudotis visais elektroniniais prietaisais ir jiems tinka elektroniniai žurnalai ir elektroniniai dokumentai, tačiau gal ten kai kam ir netiks, kai kam galbūt reikėtų būtent reikia popierinio varianto, ar žmogus gal tiesiog labai nepasitikė elektroniką, kad kaip ir šiandien mane pavedė, štai prisijungiau, viskas kaip ir logiška, viskas kaip gerai, bet lektorė staiga dingo, jinai jūs girdi, o jūs nieko negirdit ir nematot. Tai tokiu atveju vėlgi reikia labai gerai pasverti visas tas tokias aplinkybės, kurios yra jums svarbios ir galbūt tas reikalavimas galėtų tapti vienu iš aplinkosauginių reikalavimų sutarties vykdyme. Tačiau reikia nepamiršti dar ir kitų, techninis prižiūrėtojas. Vėlgi, mes tyriam rinką, mes tyriam poreikius. Tirdami rinką mes vėlgi pasižiūrim, kas su tais techniniais prižiūrėtojais. Čia labiau yra individualūs asmenys ar ne. Netgi pasidomim galbūt ir kaip kokį pasiūlymo vertinimo kriterijų galim įrašyti, kad mes galim duoti balų tam techniniam prižiūrėtojui, jeigu jisai pasižada ir žinoma po to sutartį mes tą labai turim kontroliuoti, visada į savo šitą statybvietę atvažiuoti, prižiūrėti netaršių automobilių. Mes taip pat galima pagalvoti apie tai, kad techninis prižiūrėtojas visumoje jis yra atsakingas už tai, kad darbai vyktų teisingai, protingai ir vėlgi ir jo yra atsakomybė, kad net ir statybininkai prisižadėję modernizuoti arba renovuoti daugiabutį su kuo mažesniu neigiamu poveikiu aplinkai, tą ir darytų. Tai vėlgi tai yra toks išvestinis aplinkosauginis reikalavimas, kad jisai būtent stebėtų ir reikalui esant teiktų nuomonę dėl skiriamų baudų, nes nes tiekėjas nesilaiko aplinkosauginių reikalavimų. Tai visą tai sudėliojus galima labai gražiai įsidėlioti techninio prižiūrėtojo aplinkosauginius reikalavimus. Dar svarbu paminėti, kad viena iš didžiųjų problemų perkant projektavimo arba statybos darbus yra tai, kad nustatoma, jog visa dokumentacija apie ateityje naudotinas statybinės medžiagas arba apšvietimui naudojamas medžiagas būtų pateikta pasiūlymo vertinimo metu. Ir kas atsitinka, kad gaunami tie pasiūlymai elektroniniai erdvėj, kur begalė pridėta dokumentų, baisiniai failai, kuriuos reikia visus perskaityti, bet mes netgi nežinom, nei pirkimo vykdytojai, nei patys tiekėjai nežino, kokias tiksliai medžiagas jie naudos jau vykdant sutartį. Ir čia gali būti tokia rizika, kad mes įsivertinam medžiagą A, tačiau kol pasirašėm sutartį, medžiaga A išnyksta iš prekybos ir jos neįmanoma gauti, kilo karas, jinai dar kažkur embargas, kažkur sutriko, kažkokia įvyko katastrofa aplinkosauginė arba šiaip žemės drebėjimas ir nebeįmanoma, reikia naudoti medžiagą B. Bet pasirodo, kad medžiagos B sutarties vykdymo metu, pasiūlymo vertinimo metu nieks nevertino. O visų įvertinti, kurias įmanoma gauti pasaulyje, tai tikrai nėra galimybės ir nereikėtų net apie tai galvoti.
Tai atsižvelgiant į tas visas praktikas, atliktus vertinimus ir su aplinkos ministerija vėlgi yra suderinta būtent, kad kai perkami pastatų statybos darbai ir nurodyti įsipareigojimai taikyti tuos aplinkosauginius kriterijus statybinėms medžiagoms, produktams, kurie bus naudojami, tai visus tos dokumentacija tikrinama yra sutarties vykdymo metu. Kad pasiūlymo vertinimo metu, kai mes norim pasirašyti sutartį, ieškom geriausio tiekėjo, mes patikim tiesiog tiekėjo deklaraciją, kad jis tą darys ir tada jau sutarties vertinimas. Štai šitoj vietoj vėlgi mes turėtume atsigręžti į techninį prižiūrėtoją, kad jam irgi yra pareiga visą tai po to prižiūrint vertinti, ar to yra laikomasi. Tai apie ką kalba būtent tvarkos aprašo 9 prim punktas, tai kad būtent apie tas statybinės medžiagas, apie patalpų apšvietimą, vandens maišytuvus, vandens šildytuvus. Ir tai yra siekiama, šitaip yra siekiama sumažinti administracinę naštą ir vėlgi labai svarbu suvokti, kad bet kuris aplinkosauginis reikalavimas yra ne dėl to visumai, kad uždėt varnelę ataskaitoj ir kad pasižymėti, jog taip mes atlikom 100%. Jis duoda naudą mums kiekvienam ir mes gal ne iš karto pamatom, o dar labai dažnai sutinkama nuomonė, kad visa tai yra žymiai brangiau, tačiau šiais laikais, kai jau visa Europa pereina link to žaliojo kurso, ir statybinių medžiagų gamintojai suvokia, kad vis tik jie nebegali gaminti tokių medžiagų, kurios prieštarautų ES sąlygoms ir kurioms nebūtų leidžiama prekiauti ES teritorijai. Tai natūralu, kad po truputį ir kainos jos suvienodėja, tiek žalių, tiek nežalių aplinkosauginių medžiagų atitinkančių ir pamažu viskas tampa tarsi norma, nors ir tai ateityje tai taps visiška norma. Taigi mes tikrai aplinkosauginius reikalavimus tiek jūs, tiek mes kaip ir darniųjų pirkimų skyriaus atstovai aiškinantis vis tik sakom, kad tai nėra dėl varnelės, tai yra dėl to, kas bus ateityje. Tai vis tik statybinėms medžiagoms irgi yra nustatomi įvairūs kriterijai ir jeigu jūs atsiversit tvarkos aprašą, tai tikrai rasite labai daug tų kriterijų prie tam tikrų prekių grupių labai nemažai, tačiau reikia visada žiūrėti viską protingai ir taip. Nebandyti apeiti teisės akto, tačiau žiūrėti protingai tai reikštų taip, kad, pavyzdžiui, jeigu aš perku kažką iš medienos ir daug tos medienos, tai aš ir nustatau medienai skirtus reikalavimus. Jeigu mano pirkime nebus gipso plokščių, mes pagal projektą projektuotojas nenumatė, kad bus naudojamos gipso plokštės, tai reikalavimų gipso plokštėms man ir nereikia nurodyti. Jeigu aš perku langus, bet neperku stoglangių ir išorinių įstiklintų durų, tai reikalavimus stoglangiems ir išorinėms įstiklintoms durims aš nenurodau ir nereikalauju, kad juos atitiktų tiekėjas, nes tada sukelia labai tokių dviprasmiškų konfliktiškų situacijų. Vėlgi, jeigu aš perku medinius langus, tai apie tai, kas yra naudojama plastikiniams langams, man irgi nereikia nurodyti, nes pas mane nebus plastikinių langų, ne aš nekeisiu savo langų į plastikinius. Mes nusprendėm, kad keisim į medinius. Tai lygiai tos pačios situacijos yra, jeigu mes perkame apšvietimą, projektavimą arba apšvietimą, tai mes vėlgi žiūrime, kiek tas apšvietimas, kaip jisai mums apšvies, kokio apšvietimo mums reikia tam tikrose situacijose, kalbame su projektuotoju, kai daro projektą ir kaip po to siūlo, ir kad mums pasiūlytų geriausią variantą už geriausiai prieinamą kainą su geriausia kokybė. Kai perkam statybos darbus, tai turi būti taikomas reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimus. Rekomenduotina šitą reikalavimą nustatyti ne techniniai specifikacijai, kas vis dar pasitaiko, o kaip kitus reikalavimus tiekėjų, tai čia būtų pagal VPI 48 straipsnį, arba sutarties vykdymo sąlyga. Ir labai svarbu, kad mes įsitikintume, jog tas sertifikatas yra tinkamas ir yra būtent statybos darbai paminėti sertifikate. Ir kaip tai įsitikinti, tai jūs galėtumėte ir tikrai pasiskaityti tuos mūsų pranešimus, juose yra pakankamai daug informacijos. Ir nepamiršti, kad jeigu jau mes iškėlėm reikalavimą, kad būtų taikomi statybos darbams, vykdant statybos darbus aplinkos apsaugos reikalavimai,
Tai reiškia, kad tiekėjas sutarties vykdymo metu ir turi taikyti, ir čia vėlgi viena iš techninės prižiūrėtojo darbo rezultatų, nuolat prižiūrėti, kad tie reikalavimai būtų taikomi. Labai dažnai pamirštama sutartyje nusirašyti kontroliuojančius kontrolės mechanizmus, tai todėl labai trumpai apie tai kalbant, tai svarbu, kad tas sertifikatas, kad ta įmonė, kuri laimėjo jūsų pirkimą ir bus jūsų sutarties vykdytoja, ir turėjo pasiūlymo vertinimo metu turėjo sertifikatą, tai reiškia, kad ir sutarties vykdymo metu tas sertifikatas turi būti galiojantis. Negalim leisti ir neturėtumėt to leisti ir nekontroliuoti, kad sutarties vykdymo metu tas sertifikatas pasibaigtų ir tam tikrą sutarties vykdymo dalį, pavyzdžiui, kokius 6 mėnesius, tiekėjas dirbtų neturėdamas sertifikato. Vis tik jis turi jums pateikti galiojantį, naujai išduotą, pratęstą, naujai. Sertifikavimo procesas nėra toks pats savaime, kad vieną kartą čia sertifikavausi aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir čia bus amžiams. Tai yra kintantis procesas ir kas 2 metai turi būti atlikti patikrinantys auditai. Ir tada jau tos sertifikuojančios įmonės sprendžia, ar tą standartą, ar tą sertifikatą pratęsti ir ar sertifikuoti toliau, ar vis tik liepti pasitaisyti, atimti, ar tiesiog pats tiekėjas nusprendžia, kad aš čia laimėjau, dabar manęs niekas netikrins ir aš čia galiu nieko daugiau nedaryti. Tai vėlgi labai svarbu atsiminti. Taip pat labai svarbu prisiminti, kad nors 15.2 sako, kad turi taikyti aplinkos vadybos sistemos reikalavimus pagal ISO 14001 arba EMAS, vis tik supaprastintuose pirkimuose turi privaloma nurodyti, kad priimam ir lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Tai yra įstatymų ir direktyva numatyta teisė, kad neapsunkinti tų mažesnių tiekėjų, kuriems yra galbūt ir per rangovų, kuriems yra per brangu ir tie darbai gal nėra tokios labai didelės apimties, kad mirtinai reikėtų paties sertifikato ir čia akredituotos įmonės išduoto. Ne, jisai gali puikiai tos visas aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės apsirašyti ir tuos įrodymus pateikti kaip tinkamus ir juos pirkimo vykdytojas įvertinęs nusprendžia, jie yra tinkami, netinkami. Taip, kaip nuspręsti, tai vėlgi jie turi atitikti visus tvarkos aprašo 10 punkto nustatytus reikalavimus. Jei dar nebuvot susipažinę, tai tikrai pasiskaitykite. Na ir viešųjų pirkimų tarnyba yra parengusi rekomendacijas dėl minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymo pirkimo dokumentuose ir galimi atitikti įrodantis dokumentai. Tai tikrai siūlau susipažinti su šitu dokumentu ir tikrai rasite, kur galima nustatyti tam tikrus reikalavimus ir kaip reikalauti. Labai dažnai susiduriam su tuo, kad sako, tai man ir pakuotį čia perkant statybos darbus reikia nustatyti reikalavimus, tai jeigu jūs perkat statybinės medžiagas atskirai be darbų, taip, tada reikia nustatyti reikalavimus pakuotį, tačiau jeigu jūs perkat statybos darbus, o tai reiškia, kad tada jau tiekėjas rangovas atsako už statybinių medžiagų įsigijimą ir jisai pagal savo aplinkos apsaugos vadybos sistemos jau tada tvarkosi su pakuotė. Jums atskirai nustatyti reikalavimo pakuotei nereikia, kai perkami statybos darbai. Na ir aš vis paminiu, kad va čia turi būti ta sutarty. Tai prisiminti, šiaip tokia yra bendra taisyklė, kad jeigu jau mes nustatėm kažkokį reikalavimą, visiškai net nepaisant to, ar tai yra aplinkosauginis reikalavimas, ar tai yra socialinis kriterijus, tai sutarty turi atsirasti to reikalavimo kontrolės tikrinimo priemonės, tvarka, mechanizmas. Kaip tą padaryti, jau čia pats kiekvienas vykdytojas sprendžia pats, nes tokio universalaus modelio, kuris tiktų kiekvienu gyvenimo atveju tikrai nėra. Ir turbūt net nelabai galėtų būti, tačiau pasinaudoti tais bendriniais modeliais, kurie yra, pavyzdžiui, aprašyti prekių tipiniai sutarty, nes vėlgi prisitaikyti kai ką galima, pasižiūrėti kitų organizacijų, bet vertinti viską per savo reikalavimus ir savo poreikius. Tai žodžiu, sutarties vykdymas turi būti labai atsakingas ir neturime pamiršti, nes tiekėjas jisai
suinteresuotas tikrai pelno gavimu, pirkėjas suinteresuotas rezultatu. Ir sutarties vykdymas yra šitų dviejų dalykų sintezė ir tai yra dviejų šalių bendradarbiavimas tinkamas ir pusė. Tai jeigu, pavyzdžiui, procedūras arba mes blogai įsivertinam poreikius, atlikom procedūras, pasirašėm sutartį ir pamiršom vykdyti sutartį, mūsų laukia nesėkmė. Net jeigu mes procedūras ir gerai atlikom, tačiau pamiršom vykdyti sutartį, tai tiekėjas tikrai tą pajunta ir sakykime, 10% atliks taip, kaip priklauso, o kiti pasižiūrės ir pagalvos, ko gali nedaryti. Vėlgi sutikim su tuo, kad taip būna gyvenime ir visokių atvejų girdim dabar ir ne šiaip sau turbūt ir stadionas taip ilgai strigo, nes kažkur kažkas prasilenkė su procedūra, su sutarties vykdymu. Jeigu mes viską atliekam gerai ir esam atsakingi, tai dažniausiai mūsų laukia sėkmė. Ir tam, kad mūsų lauktų sėkmė, tai labai svarbu, kad ir pirkimo vykdytojas sutarčių nuostatas parašytų aiškiai, susidėliotų, nenusirašytų aklai nuo kitų organizacijų, nes galbūt tai, kas tinka vienai organizacijai, net ir dėl šiaip bendrai viešųjų pirkimų prasme nenusirašinėkit, tikrai visą laiką patartina pagalvoti, ar jums tas yra reikalinga, ar jums tas yra naudinga, ką jūs iš to gausit. Tai tos sąlygos turi būti jų pirmiausia pirkimo vykdytojui aiškios, realios, pamatuojamos ir perskaitytos, žinoma, ir tiekėjas jas turėtų perskaityti teikdamas pasiūlymą. Dabar tam, kad vykdyti sutartį ir sutarties priežiūrą, tai mes tikrai turim nusimatyti sutartyse ir kaip mes tą atliksim, kas bus tikrinama, kur bus atkreiptas dėmesys, kokios bus galimos baudos, už ką bus skiriamos baudos, kaip jos bus skiriamos. Ir labai yra svarbi komunikacija tarp tiekėjo, rangovo ir pirkimų vykdytojo. Statybų atvejais ypatingai svarbu, nes vėlgi, jeigu mes perkam prekę, kurią atveš vieną kartą, tai gal ta komunikacija nėra tiek labai, bet jos vis tiek reikia kažkokį minimalios. Tačiau statybos yra gyvas organizmas ir natūralu, kad kiekvieną dieną vis gali atsitikti kažkas naujo, kažkas netikėto, kažkur ten galbūt kažkur langai nesueina, galbūt kažkur negalim privažiuoti, kažko negaunam ir visa tai turi būti. Tai labai svarbi komunikacija yra tarp tiekėjo ir rangovo, tarp rangovo ir pirkėjo ir lygiai taip pat svarbi viduje. Jeigu tai yra bendrija, tai reiškia visi bendrijos žmonės jiems turi būti pateikta komunikacinė žinutė, kas, kaip, kur vyksta, kaip vyksta, kad nekiltų tų pačių tokių sąmokslo teorijų, įtarinėjimų, kad kažkas neskaidru, vėlgi kažkas kažką netaip išgirdo, kažkas kažką netaip po to perdavė, tai vardan to turėtų ta komunikacija būti aiški, suprantama ir viskas. Labai rekomenduotina yra nustačius laimėtoją ir pasirašant sutartį, susėsti su rangovu ir dar kartą perskaityti kartu sutartį, kiekvieną jos sąlygą, tam, kad įsitikinti, ar abi šalys tą sąlygą perskaito ir supranta vienodai. Nes žmonės yra labai skirtingi ir jeigu vienas perskaitė vienaip, tai kitas kažkur sudėliojo akcentą arba svarbą suteikė kitam žodžiui ir ta jau frazė įgauna visai kitą prasmę. Tai labai svarbu, nes nuo to priklauso visumoje ir tas gautas rezultatas. Jeigu nesusišnekėjimas yra dėl sutarties nuostatų, tai natūralu, kad ir statybos rezultatas bus gali būti arba truputį, arba tik šiek tiek kreivas. Tai tikrai siūlau susėsti ir pasižiūrėti. Na ir dar jau pabaigai, aš jau čia baigiu, šiek tiek matau, kad užtempiau, bet pabaigai, kad žinotkite, kad yra dar tam tikri reikalavimai ir toms prekiams ir produktams, kuriems yra reikalinga energija, tai turi būti aukščiausia energinio efektyvumo klasė nustatoma prieinama Lietuvoje. Tai nereiškia, kad tai, kas yra pasaulyje, sakykime, nauja ir naujausia inovatyvu kokioje Islandijoje, bet neprieinama Lietuvoje, jūs turite gauti tą produktą, kuris yra Islandijoje. Tikrai ne, turi būti prieinamas Lietuvoje. Yra energetikos ministro įsakymas, kam yra taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai ir tai be abejo gali būti dalis tokių reikalavimų, tokių produktų, kurie bus naudojami ir statybose, tai vėlgi į tai reikia atsižvelgti. Pasitikrinti energijos efektyvumo klases galite EPREL
šitoje ir atsiminti, kad tuo atveju, kai galbūt pasitaikys, kad jūs perkate kažką neskelbiant, tai tokiu atveju, nors produktas, tas jūsų neskelbiamo pirkimo objektas būtų produktų sąraše, vis tik aplinkos apsaugos kriterijus jūs galite taikyti pasirinktinai ir pirkimą laikyti žaliuoju pagal bet kurį iš šitų papunkčių. Bet tam reikia labai pagalvoti, kas yra geriau ar naudingiau jums patiems. Ir dar tokia informacija, kad galbūt po to, kai atliekat kažkokią statinę modernizavimą ir renovaciją, jums prisireikia tam tikrų paslaugų arba prekių, kurios galimai patektų į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą. Tai jeigu tokį pirkimą vėliau jau atlikus tas renovacijas jums reikėtų atlikti per viešuosius pirkimus, tai galite tikrai pasitikrinti, ar to nėra sąraše, nes tais atvejais, jeigu tai būtų patenka tas produktas į sąrašą, aplinkosauginių kriterijų nustatyti nėra privaloma, tačiau pirkimas iškart laikomas žaliuoju. Lygiai taip pat yra aplinkosauginė inovacija, kai mes galvojam apie tai. Tai galbūt sugalvosite, kad renovuoti, modernizuoti tuos daugiabučius. Aš žinau, kad jau turbūt dauguma dabar čia turi tuos projektus, bet į ateitį žiūrint, galbūt kažkokią rasite inovatyvų produktą, kurį galima pritaikyti ir taip renovuoti savo daugiabutį. Tai vėlgi, jeigu taip pripažintų inovacijų agentūra kaip inovacija, tai papildomų produktų, papildomų aplinkosauginių reikalavimų nustatyti neverta. Bet čia yra žiniai. Na ir tos intelektinio pobūdžio paslaugos, pavyzdžiui, kaip investicinio plano rengimas. Tai jis gali pakliūti po 443 ir jam aplinkosauginių reikalavimų nustatyti nereikia ir pirkimas bus laikomas žaliuoju. Na, tai tiek. Ačiū. Bandau dabar sustabdyti savo skaidres ir jūsų klausimai. Ačiū, Rita, už labai išsamų pasakojimą, už labai išsamei paruoštas skaidres. Panašu, kad net klausimų niekas neuždavė ir niekam kol kas nekilo, bet galbūt kažkas norėtų užduoti gyvai klausimą, tai galite kelti ranką ir užduoti. Skaidrėmis aš prasiųsiu paskutinį skaidrių variantą, tai Kristina, jūs turbūt pasidalinsite su visais dalyviais. Taip, mes visada įkeliame į internetą ir visada gali susipažinti su skaidrėmis. Manau, kad šį kartą tikrai bus naudinga. Štai turime pirmą ranką. Galite sakyti klausimą. Labą dieną, kolegos. Ačiū labai Rytai už puikų pristatymą, nes tie žali pirkimai čia toks labai, kaip pasakyti, dūmais aptrauktas reikalas, tai pasiklausius ten, aišku, daug kas sustoja į savo vietas. Aš tik klausimėlį turėčiau tokią. Kadangi vis dėlto daugiabučio namų ir projektavimas, ir renovavimas, ir ekspertizės, ir visokie kitokie dalykai yra pakankamai griežtai aprašyti reikalai, ar nebūtų galima imti ir parengti algoritmą? Tiesiog, kad tenai, jeigu perkam investicinį planą, tai taikomas, netaikomas, taip, ne. Jeigu netaikomas, klausimas uždaromas. Jeigu taikomas, tada taikomas kas? Jeigu taikomas, tada kokie kriterijai ir taip toliau. Kitas ten, jeigu perkame projektavimą, tai kas taikoma, kas netaikoma. Tarsi ten pereiti per visą algoritmėlį, kad tokie žmonės nesudėtingi kaip mes, kurie tais dalykais užsiima, be blaškymosi, be ilgų skaitimų nuorodų į nuorodas ir galėtų per šitą algoritmą pirštų pervesti ir ateiti iki atsakymo. Šitas taikoma, šitas netaikoma, jeigu taikoma, kas taikoma, kokia apimtim, kokiais punktais. Ir nes aš įsivaizduoju, kad vienas dalykas mums dabar su tai žaliaisiais pirkimais dirbti, bet paskui ir apvai reikės tikrinti, ar mes viską padarėm, nes yra aiškus grasinimas, kad jeigu netitiksim žaliųjų kriterijų, namas ten negaus valstybės paramos, ir tada ten bus didelės bėdos. Tai ar nebūtų įmanoma parengti, kaip pasakyti, ne vien tokias puikias skaidrės, kaip čia dabar tik matėm, bet tokį tiesiog primityvų, aišku, paprastą algoritmėlį, per kurį perėjus būtų atsakymas gautas į visus įmanomus variantus ir galėtume šitą klausimą ramiai uždaryti ir eiti dirbti. Ačiū. Ačiū už jūsų klausimą, tai tikrai apie tai pagalvosime. Aš dabar taip
Klausiau ir primetu, aš tik tai paminėjau kai kuriuos variantus, bet aš manau, kad beveik dalį algoritmo jūs jau rastumėt netgi ir tam mūsų tarnybos parengtame pranešime pastatų projektavimas ir statybos darbai aplinkosauginių kriterijų taikymas. Tas algoritmas nebūtų galbūt toks taip, ne, tačiau lentelės forma jūs tikrai rastumėt beveik visas tas situacijas. Bet tikrai perduosiu ir savo vadoviai, kad vat, yra toks poreikis, tai pasižiūrėsim, gal pavyks mums kažkaip ir parengti į ateitį. Puiku, ačiū Rita. Ar dar turime klausimų, ar norėtų kas nors užduoti gyvai? Kelkite ranką. Arba galite rašyti į klausimų skiltį chats, jeigu nedrįstate užduoti gyvai. Kol kas rankų nematau. Na, jeigu klausimų daugiau nėra, matyt, buvo labai išsamei viskas išdėstyta ir turbūt skaidrėmis visi naudosis kaip maldaknygė, rengdami pirkimų dokumentus. Tai ką, labai noriu padėkoti Jums, Rita, kad sutikote šiandien praleisti rytą su mumis. Ir ačiū, kad dalinate žiniomis ir iki kitų susitikimų. Tai ačiū Jums, kad gausiai susirinkom, net nežinau, kiek čia tų žmonių, 68 panašiai, nebuvo. Tai labai ačiū Jums tada, kad taip puikiai mes čia sudalyvavome, pasižiūrėjom, pasidalinom, išgirdot Jūs mane. Tikrai atsiverskit, siūlau atsiversti tam tikrus dokumentus, kurie jau yra žaliųjų pirkimų polapyje. Ir nepabijoti paskaityti, gal pradžia būtų sudėtinga, bet žinokit, pradedi naudoti, pradedi skaityti, pradedi dėlioti savo algoritmus ir tada viskas labai išaiškėja. Tai skaidrės persiųsiu Kristinai, Kristina pasidalins su Jumis. Taip, va, kažkas čiate atsirado. Aha, aš matau tą klausimą, kad visos paslaugos ir darbai perki per CPO, jeigu pažymim, kad vykdoma žalias pirkimas, parengiama tipinė sutartis, ar to pakanka. Šiaip, jeigu CPO yra jau pažymėjus, kad tas modulis yra žalias ir ten nėra jokių išimčių, tai taip, jinai po to jums atlikus pirkimus parengia ataskaitas ir perdoda viešųjų pirkimų į šitus duomenys, kad būtent ta organizacija atliko žalią pirkimą naudodamasi CPO katalogu. Ar atsakiau? Manau, kad taip. Na, daugiau klausimų ir rankų nematau. Tai turbūt galime ir užbaigti. Gerai, tai ačiū Jums. Ačiū Jums ir viso geriausio. Viso geriausio. Dar čia kažkas. Ačiū. Labai ačiū už padėkas. Gerai, tada iki kitų kartų. Arba kitose vietose susitikimų. Žinoma. Gerai, iki.